Sveiki, šiandien papasakosiu apie savo YouTube pradžią, kodėl aš YouTubinu ir ką noriu pasiekti ateityje. Jei patinka mano turinys, tai paspauskite like ir prenumeruoti mygtukus. Aš maždaug 10-11 metų užsinorėjau YouTubinti. Kadangi man YouTube'ai buvo įdomu gilintis neįprastom temom, viename iš šio video, kaip veikia visi YouTube pinigai, anglų auditorijai, Lietuvos auditorijai, ir mane tai sudomino. Ir žinojau, kad tik mažas procentas kaip Martas Stankevičius taip greit gali išpopuliarėti. Tai ir galvojau, kuo greičiau pradėsiu, tuo greičiau išpopuliarėsiu. Aš maždaug 11 metų susikūriau savo pirmąjį YouTube kanalą. Jo pavadinimas pats savo populiarus. Tuo tarpu aš norėjau būti geriausias YouTuberis, turėti milijonų subscriberių ir būti top pirmas Lietuvoje. Todėl nusprendžiau į tą kanalą kelti viską. O ką reiškia viską? Į kanalą kėliau vlogus, podcastus, gaming video. Tai tą kanalą galiu pavadinti tragedija. Po šiek tiek montavimo ir YouTube žinių, išpopuliarėjimo žinių, aš pradėjau naują karjerą. Aš pradėjau naują YouTube kanalą Geras Vilkas. Jam pradžioje padėjo vystyti YouTube mokykla, apie kurią jau pasakojau, galite pažiūrėti tą video. O dabar aš tikrai nenoriu būti geriausias YouTuberis, o kuo aš noriu būti, tai papasakosiu jau tuoj. Kadangi aš jau po truputį ruošiuosi kalėdom, tai parašykite į komentarus, kokiu aš kalėdiškų video galėčiau padaryti, bei jeigu jums patinka kalėdos, paspauskite like ir prenumeruoti mygtukus. Tai čia yra mano svajonių žemėlapis. Tai kas yra svarbiausia, kad norėčiau turėti nuosavą namą, bei žiūriu daug filmų, tai įdėjau ir jį, bei aišku daug pasiekti iš YouTube'o, todėl aš noriu visąlaik būti švarus, tvarkingas, gražiai atrodyti. Savo namuose norėčiau turėti atskirą gaming kambarį ir šiaip savo kambarį. Norėčiau daug dėl savęs sportuoti ir mano didžiausias sporto motyvatorius tai yra Cristiano Ronaldo. Dar norėčiau turėti podcasto studiją, jeigu podcastai iš viso po tiek metų bus dar populiarus. Tada norėčiau išbandyti daug augintinių rūšių, vėžlių, žuvių, žiurkėnų. Ir aišku, neapsieis mano gyvenimas be daug kamerų, bei mano mėgstamiausia šventė yra Kalėdos. Ir mano didžiausias motyvatorius tai yra Martas Stankevičius. Ir kuo aš labiausiai noriu, kad mane prisimintų ir aš būčiau gyvenime. Ir aš noriu, kad mane Lietuva, gal net viso pasaulio dalis mintų kaip tikro YouTuberio pavyzdį. Ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Nepamirškite like ir prenumeruoti mygtuko ir ate.